Balandžio 10 dieną vykusiame Gravity karjeros renginėje susirinko daugiau nei 10 000 lankytojų ir virš 100 inovatyviausių įmonių. Mes nepraleidome progos paklausti įmonių atstovų rūpimų studentams klausimų. Tai yra, ar galima įsidarbinti studentui, kokios yra karjeros galimybės bei koks yra tas svajotas atlyginimas. Visą renginio atmosferą bei atsakymus į klausimus žiūrėkite video. Nieko nepamiršau pasakyti. Prenumeruokite į mūsų YouTube kanalą, nes nešeina daug fainų video. Sveiki, koks yra jūsų įmonės pavadinimas? Sveiki, mes esame Šiais Logistics. Sveiki, čia su Patricija ir dirbu Vilniaus balduose. AB Grigeo Group. Kaip Vilniaus šilumos tinklai. Citadelė bankas. UAB ID Vilnius. Mes esame Vakarų medienos grupė. Stalpinė Railway Systems Lietuva. Shift4 Payments Lithuania. Turime keletą klausimų jums. Pirmas yra, ar galima įsidarbinti studentų jūsų įmonėje? Tikrai taip ir laukiame studentų visada. Turime pozicijų, kurios padeda susiderinti su mokslais, tai keletos suporto pozicijų. Kadangi dirbame su Amerikos rinka, tas darbo laikas nėra įprastas Lietuvai, jis yra vakarinis, pritaikomas pagal mūsų Amerikos klientus. Tai iš esmės nemažai studentų prisitaiko. Studijos būna ryte, per pietus, paskui vakare po keletos valandų gali ateiti dirbti. Ar gali įsidarbinti studentas pas jūsų įmonę? Taip, gali atlikti pirmiausia apmokamą praktiką, o vėliau ir likti pas mus dirbti. Taip, tai šiuo metu turim atviras 4 praktikos galimybės arba darbą vasaros metu ir taip pat visą laiką laukiame praktikantų ir prisitaikome prie kiekvieno iš jų. Taip galima, turime ne tik apmokamą stažuočių programą, tačiau po jos dažnai studentai ir pasilieka dirbti mūsų įmonėje. Mes studentus priimame tik tais praktikai. Jeigu yra ilgalaikė praktika, tai mes ją apmokame, bet tik tais nuo 2 mėnesio. Ar gali įsidarbinti studentai jūsų įmonėje? Taip gali. Vienareikšmiškai taip. Praktikos laikotarpiu žinoma galima. Tikrai norime, kad netgi prie Vilniaus miesto kūrimo prisidėtų ir studentai. Jeigu orientuosi į vadybininkus, finansininkus? Taip, tai turim finansų skyriui šiuo metu dirba 9 žmonės ir kaip tik ieškom finansų praktikantų. O vadybininkams galėtumėm pasiūlyti tiek ir gamybos procesų vadybininko poziciją, produktų vadybos poziciją. Galima įsidarbinti studentų jūsų įmonėje? Tikrai taip, priimam ir studentus, ir praktikantus. Tikrai taip. Ir įsidarbinti ir atlikti praktiką. O kokios yra karjeros galimybės? Karjeros galimybės labai priklauso nuo to, ko studentas ar ne tik labai norėtų. Tai turim banke labai įvairių pozicijų, nuo klientų aptarnavimo ar ne, tiesioginio, netiesioginio, finansai, marketingas. Karjeros galimybės yra didelės tiek nuo nekvalifikuotų darbuotojų, tiek ir kvalifikuotų darbuotojų. Dažniausiai jauni žmonės pas mus kelią pradeda kaip tik nuo praktikos ir po praktikos pasilieka dirbti. Tai aš lygiai taip pačiai pradėjau šito įmonėje savo karjerą. Neribotos kaip ir šis baseinas. Laikas pradėjus pas mus net ir suporto pozicijoje, vidinės karjeros galimybės yra plačios. Visą laiką mėgstu įvardinti, kad galima keliauti per departamentus skersai išilgai. Ir visą laiką tai skatiname, iš esmės pirmi 6 mėnesiai yra patys svarbiausi mūsų žmonėms, vidiniams žmonėms. Išbuvę 6 mėnesius, jie paskui viduje pas mus turi galimybių judėti toliau ir siekti karjeros galimybių. Labai daug pavyzdžių, kuomet žmogus pradėjęs nuo operatoriaus, ar ne, jisai pakyla karjeros laiptais labai aukštai. Norėčiau tokioj vietoj dirbti. Karjeros galimybės nuo žemiausio laiptelio iki projektų vadovo pozicijos. Beribės. Didelės, pas mus net 78% studentų, įmonės darbuotojų padarė vidinę karjerą, tai tikrai yra galimybė tiek pradėti nuo studijų, tiek vėliau įsidarbinti jau pabaigus studijas ir daryti karjerą įmonių grupėje. Ir paskutinis klausimas, koks būtų atlyginimas to darbuotojo? Praktika pas mus yra apmokama, minimalių darbo užmokesčių patvirtintų valstybės, o vėliau jau priklauso nuo pačių pozicijų. Tai stengiamės visą laiką sekti rinką, analizuoti ją ir manau, kad tikrai esame konkurencingi šioje srityje. Ačiū už atsakymus. Priklauso nuo pozicijos konkrečios, į kokią studentas aplikuoja, bet jeigu į mūsų stažuočių programą, tai šiuo metu mūsų stažuočių programos dalyviai gauna 1300 eurų ant popieriaus. Ir paskutinis klausimas, koks būtų preliminarus atlyginimas? Konkurencingas,
konkurencingas. Atlyginimai labai įvairūs. Jeigu kalbame apie suporto pozicijas, kurios galėtų būti aktualiausios mūsų studentams, tai tas mūsų pradinis rėžis yra 1575 eurai prieš mokesčius. Jeigu studentas ateina į praktiką, tai atlyginimas yra 8 eurai popierinis darbo užmokestis. Paskutinis klausimas, koks būtų atlyginimas ateinančio darbuotojo? Taip, tai viskas žinoma priklauso nuo jūsų turimos patirties, tai praktikantams taip pat siūlome irgi apmokamą praktiką, tai dažniausiai jos yra 1000 eurų į rankas. Na, jau turintis kažkurios praktikos darbuotojams, tai viskas priklauso nuo pozicijos, bet mūsų įmonės vidurkis atlyginimo yra apie 2000 eurų į rankas. Atlyginimas labai priklauso nuo pozicijos. Šiuo metu vasaros programoje praktikos atlyginimas yra 1050 eurų, net skaičius mokesčio, kitos jau pozicijos ar ne praktikanto atlyginimas tik kyla aukštyn. Ačiū už atsakymus. Ačiū.